Sekančią mūsų dalyvę aš norėčiau pakviesti iš toli atvykusią, mylimą, gerbiamą, visą pasaulį apvažiavusi, tikriausiai kiek yra konferencijų, tikrai, manau, kad nepameluosiu, tai yra viso pasaulio dalyvių konferencijų. Ir mūsų gerbiama Birutė Vinčienė. Birutė pas mus dirba farmacijoje 40 metų turi stažą. Ir mūsų Birutė šiandien papasakos apie mūsų nuostabius produktus ir ką jie gali. Prašau, Birutė, gal paplokime? Aš keletą žodžių pasakysiu apie save. Taip, kaip girdėjote, aš esu aptiekoras, vaistininkas, dar dirbanti. Dirbu vaistinėje, jeigu kas užeisite Palangoje į senąją vaistinę, tai visada pamatysite mane. Nu, ne visada reikia pataikyti ir į pamainą. Tai va, aš labai nuo senų laikų visada domėjausi sveikų gyvensenos būdų. Ieškojau tokių produktų, ieškojau variantų, ieškojau kompanijų ir buvau ne vienoje kompanijoje, bet visada atrasdavau vieną arba du produktus, kurie man tiko. Nors aš gyvenu, kaip sakant, tarp produktų 3000 pavadinimų. Bet iš jų ne vieno, sąžiningai galiu pasakyti, ne vieno nesu pamėginusi vartoti. No. Omegas yra labai gera firma, irgi atsisiunčiu iš kitur. O dabar, paskutiniu metu, kada jau atradau šitą naujausią, tokią, tiesiog analogų nesančią kompaniją, aš nepagalvojau, man atrodo, niekas neskauda, niekom aš čia nesiskundžiu, bet ta tokia giltinė ten vis artėja iš tos pusės, kad jinai būtų biškį tolimesnė, reikia kažkiek tai investuoti ir į savo sveikatą. Nežinau, lietuviai, aš kiekvieną dieną susitinku su daugybėje klientų, ir 50, ir 100 tenka per pamainą aptarnauti, įvairiausių tų. Mūsų dabar senoji vaistinė yra labai įdomiai padaryta. Antroji pusė, ir kaip vienas klientas sakė, yra vynas, viskis arba vaistinė. Sako, kur mums pirmiausiai eiti, į kurią pusę. Tai visi pasirenka tą vyno viskio pusę ir negaili pinigų. Kai tik ateini vaistinę, tai trūksta ir papildui, kad ir dalinai, bet koks papildas jis duoda savo rezultatą. Negalima paneigti, kad vaistiniai ten yra vieni niekai. Yra labai gerų papildukų, yra gerų produktų, be vaistų, kurie yra reikalingi kiekvienam, bet reikia suprasti tą, kad kiekvieną savo organizmo dalelę norėdami mes pagerinti, mes turime investuoti. Negailėkim savo, vis tiek. Mes į ten anom žemėn nenusinešim nei namų, nei mašinų, nei kažkokių ten apdarų. Apdarys vieną suknelę ar ten kokius batukus užsiruks ir viskas, o visi kiti paliks. Todėl pirmiausiai mes ir pradėkime investuoti į save. Viskai anksčiau. Man rodos, aš esu garsiakalbė, mane girdi ir tai. Tai noriu trumpai pasakyti apie šitą unikalią firmą EPLGO, kurią tikrai esu pilna tą žodžią susižavėjusi ir matau didžiulis rezultatus. Ne tik tais, kad aš investuoju į save ir dėl to nesigailiu, nors aš neturiu kažkokių didelių problemų, bet tos, kurios atrodytų, tai plaukai liktai atrodo daugiau slinko, tai dabar nebesrenka, tai kažkoks tai žarnyno, kažkoks tai sutrikimas būna, vis tiek išlenda kokie tai didesni, mažesni, ten visokie negalavimai. Tai prieš mus yra didžiulis pasirinkimas, net 18 produktų, kurie savo išskirtinumu yra to, kad jie yra kaip lašelinės, kurie mėgsta mūsų žmonės, ypač pavasarį, pasidaryti savo lašelinę. Tai lašelinės ir yra. Čia yra tiesiog ląstelinė mityba tiesiai į ląstelę. Ta mityba yra pagrįsta technologija akumulit esei, tai yra akumuliuota jėga, augalinės žaliavos veikliosios medžiagos tam tikrose ten greitintuvuose yra suploninama membrana, iš jų yra gaunama augalinės žaliavos veikliosios medžiagos tokios, kokios jos gyvojoje gamtoje yra.
lyg būtų technologija tokia, lyg būtum trenkęs žaibas. Ir jisai iš augalinės žaliavos yra išekstrahuojamos visos tos medžiagos, kurios nepakitusios yra perduodamos į mūsų dražiukus. O dražiukas tai yra šito kukurūzo cukrus padarytas. Jo, ir jisai yra konservantas, dėl to, kad cukrai, žinom, saldainiai, gal kiti nori sakyti, bet jie geriausias konservantas yra. Ar uogienės verdam, jeigu mes dedame, mes nededam nieko papildomo, mes tai gauname viską įdėję ten tą vadinamą mūsų cukrų. Taip pat. Ir dėl to norisi pristatyti pirmiausia visą tą kasdieniniai mums reikalingus produktus. Prieš biškį jau kiekvienai dienai. Čia yra dabar 8 produktai, kuriuos mes kiekvienas turėtume daugmaž turėti. Dėl to, kad imkime, kas turi problemų su miegu, arba tai tada imame kokį relaksą. Jeigu mes turime problemų su cukrumi, mūsų vaistinėlėje, kasdieninėje mityboje turėtų būti produktas normas. O visų labiausiai, tai kiekvienam be išimties yra reikalingas GRV, kitaip vadinamas grovas. Tai yra imunitetas. Jau mūsų prieš tai kolegė pasakojo, kad jisai yra vienas pirmaujančių komplektų, vitaminų komplektų pasaulyje. Jo analogai nėra niekas ir pagal veikimą tai yra imuninės sistemos apsauga. Dėl to ir mažiukui galima duoti, jeigu jau vaikutis yra 2-3 metukų, bijom, kad jis neužspringtų arba nežinotų, nepaminėjau pirmiausia, kad šitie produktai visi dedasi pro liežuvį. Tai yra sublimalinis, o vyresnio amžiaus žmonės žino, kad ką dedam po liežuviu, validolį, nitrogliceriną, kad jis greitai suveiktų. O čia ir yra tas produktas, kuris greitai veikia būtent pagal jo vartojimo būdą. Ir kadangi mums reikia turėti šitą imunitetą ir šičia yra vitaminų ir mineralų kompleksas, kuris atstoja, daleiskim, jeigu paimti 10 kg obuolių. Jeigu mums reikėtų pastatytų per dieną 10 kg obuolių, mes juos suvalgytume, tai gautume visus vitaminus, mineralus, antioksidantus, rauginės medžiagas, visus flavonoidus, visus tos reikiamas veikliąsias medžiagas mes gautume iš tokio kiekio obuolių. O dabar mes pasidedam mažą dražiuką, kurį galim rankiniai turėti, galim kišeniai turėti ir mes pasidėję šitą dražiuką po liežuvio, jo nereikia taip čiulpti, jį reikia tiesiog padėti ir užmiršti. Galime eiti kalbėti, galime eiti dirbti, jis mums netrukdo, jisai turi pats ištirpti ir panašiai jis ištirpsta. Kaip kada, jeigu seilių burnoj daugiau yra per 10 minučių, jeigu ten kažką užmiršai, gali būti 15 ar 20, esu pamėginusi, kad buvau užmigusi ir žiūriu, 45 minučių, dar dražiukas po liežuviu. Yra įvairių, bet svarbiausia, kad tai yra mūsų pagrindas. Iš kitų ten kasdieninių preparatų irgi yra visi aukščiausios kokybės ir reikalingi. Kita kolekcija yra jau premium kolekcija. Ta kolekcija yra skirta jau, kai mes turim kokį nors pakenkimą organizme. Pavyzdžiui, žinom, kažkam tai sąnariai biškį streikuoja, kažkam tai dažniau galvos skauda, kažkam tai kepenų funkcija turi sutrikimų. Gali būti amžius nesvarbu. Koks jisai ir jaunesniam, ir vyresniam amžiui, tik vyresniam ta plokštė šitų negalavimų vis padidėja. O negu jaunam, nors dabar greitai susilygins 70-mečiai su 30-mečiais pagal negalavimus. Pagal tokį gyvenimo būdą, pagal jų požiūrį į tą gyvenimą, jie atrodo, kad čia nuveiks didelius kalnus, o žiūrėk, jau 36 metų baltas gėlis. Tai
Ir iš šitos kompanijos norėčiau dar pasakyti, kad labai svarbia ten, ir biškį skaidrė ten, gal gali kas atgal padėti, Elitui. Skaidrė atgal. Atgal? Aha, tunelį, norėjau porą žodžių. Atgalinė. O, prie premium kolekcijos. Aha, gerai. Norėjau pažymėti, kad šitoje kolekcijoje ypatingai daug yra gerų preparatų. Pradedant altu, dabar pavasaris. Toks metas, kada aplinkui pradeda žydėti. Tai krūmai, tai augalai, tai kokios žolės ir tiek daugybėse yra alerginių reakcijų, kad mes anksčiau tai vienas kitas būdavo, dabar nuo mažiuko, tai išverkti, tai kosėja, tai dūsta. Ištisai ateina jaunos mamos, gaila ir žiūrėti. Blogai, kad aš dirbu vaistinį, negaliu sakyti. Va. Irgi minusas. Turi jaust kitą dalyką daryti. Taip pat yra altas, tai yra limfą valantis, tai yra alergenus naikinantis. Turiu vieną tokį labai gerą pavyzdį, kadangi mano tokia prietelka gera, tai jinai po sudėtingos širdies operacijos ir sakau, paimk biškį vartok mūsų produktų, turi galimybės. Jinai sako, gerai, kadangi turiu pinigų, tai pirksiu, jei neturėčiau, savo neinvestuoju. Sakau, gerai. Tai jinai pasiėmė pavasarinį dalyką, tai yra inkstus ir limfą valančias dalykas. Tai yra 3 produktai. Bet jo ne po vieną reikia, o 3 tą reikėjo vartoti po 2 ledinukus. 2 ledinukai alto, tai yra ryte nevalgius, išgeriam vandenuko stiklinę, drungno ir pasidedame po liežuviu 2 alto kapsulikės. Paskui yra šitas Powermanas, čia buvo iš pradinės, iš kasdieninės. Atrodo, kad moteriams Powermanas nereikalingas, bet tai yra vyriškas produktas, bet jisai yra tirpdantis visus akmenukus, net ir virš dantenų, kai būna apnašai, nes kai pradeda vartoti, po 3-4 kas po savaitės pradeda sakyti, oi, negaliu šito produkto vartoti, kadangi man jautrus dantenus. Tai tas kada kol praeina tas produktas, kol mūsų tos atšoksta tie ten akmenys, kaip vadina, apnašos apie dantenas, tai yra, jos pasidaro jautresnės. Jeigu mes nueinam pas odontologą, kuris valo apnašas, tai irgi mums kelias dienas jos yra jautrios. Čia nieko nuostabaus. Tik tiek, kad pareina 2-3 dienos ir viskas susitvarko. Tai ir jinai, ir šitai dar jinai vartojo Normo 2. Tai va šitie 3 produktai, jai išvalė limfą pagal viską, dėl to, kad buvo duodami šlapimą varantis preparatai. Ir jinai sako, aš 10 metų negalėjau ilgų batų užsimauti, tokių gražių turiu, nes sutinusios kojos, blauzdos sutinusios ir negaliu, sako, normalaus batų užsidėti. Tai jinai atliekusi man su gėlių puokštė, sakau, tu ne man gėlių puokštę duok, o sakau, vartok ir matai, koks rezultatas. O tai buvo nusistačiusi, kad jau nelabai, žodžiu, iš pradžių. Tai va, ir dabar jinai jau sako, aš vartosiu, man nebereikia tiek trifaso gerti, mano kojas vakare nėra kaip prikimštos dešros, kad bijai nesproks ten apačioj ties linkmeniukų oda kitokio lygio. Ir žmogus ne jaunas, jau 70+. Nežinau ten kiek ten tų metų, bet jau tokias. Jo, neturiu omeny, kad produktą vartoti, kad yra komplektai. Tai vat, ir dabar turime dar kitą produktą iš tos kompanijos, ne tik tais melsas, kuris irgi labai man patinka, tai yra visi lembliai, visi kirminai,
visi nereikalingi mūsų padarai, kurių mes turime priklausomai nuo struktūros iki 2–2,5 kilogramo, mums jie gal ne tiek kenkia, kiek kenkia jų atidirbti produktai, tie, kuriuos mes ten gyvenam, pas mumis, kurie gyvena. Bet čia ne visi mato, kiti ten sekė, aš turiu tokių, kaip sakant, variantų, kada žmogus atsiunčia ir pasakoja, kad jisai ten sekė, ten ką jis tualete darė ar panašiai. Aš šitokių nedariau, bet pati pavasarį valiau irgi alergenus tuos, valiau kirminus, nes čia eina kompleksas irgi, tai įsivaizduoju, mėnesį pavartojau, galvoju, irgi kaip tie tos, nieko taip nejaučiu, aš sveiks žmogus, pasigyriau save, dar užsidėjau pliusą, paskui 2 mėnesio 10 dienų pavartojau, vyras sako, ir ką čia darei, sako, koks tavo kaklas, visas kaip barbės rūžavas. Iš tikrųjų, pasižiūriu, mano kaklas visas buvo rūžavas. Pradedant po smakro, atrodo, žiūri tiesiai, nesimato. O visas šis smakras buvo rūžavas, grynas barbės spalva. Ir pojūtis atrodo, kad čiumpi, kad čia yra pergamentinis properis toks. Čirkš, pačiupinėjau, mėsa, nieko. Toks įdomus pojūtis. Ir paskui po kurio laiko jau praėjus dar 2 savaitėm, o nežėti irgi pradėjo nežėti, taip norisi vis pasikrapštyti, vis kur. Ir po poros savaičių atrodo, kad prausiesi, o kai uždedi, nieko nėra. Žiūriu, aš tą savo jau biškį ružavesnis nebebuvo toks ryškiai. Atrodo, kad būčiau grybus buvusi, arba kaip senovėje, kai šienus mes dar jau aš kroviau, tėvai turėjo karvę ir veždavom šienus, tai atrodo, kad ten už apykaklės, ant to kaklo prie šlapio, prie suprakaitavusio kaklo yra prikyda visokių šakų. Jų nesimato, o reiškia ten kažkokios tos dalelės su pirštais galėjai pajausti. Va tai buvo toks mano to melso, vadinamojo multispektrumo, kurios išvalo net 250 rūšių visokių tų mūsų nereikalingų darinių mūsų organizme, tai va atrodė sveiks ir šneka nori, kaip ta žemaitis sako. Tai va, tokių yra gerų dalykėlių. Dabar toliau yra dar viena rūšis iš produktų, jau mūsų paskutinė, yra elitinė. Pagrindą sudaro dabar reikalingas, perfekt. Tai yra neknėkim, ką norėdami valgyti. Nors gal ne visai taip reikėtų pasakyti, pasirodo, kad mums, norint normaliai maitintis ir nepersivalgyti, mūsų lėkštė turi būti nedidesnė, kaip sudėjus abudu delnus. Tai turi būti lėkštė. Iš jos, tai va, vyro lėkštė turi būti didesnė, jų delnai didesnė, arba stambesnis žmogus stambesnė, tai va, pasidarom tokią pusę mėsiško dalyko, pusę, leiskime, daržovių. Tai va, šitaip yra dalinama. Ir aišku, tie vandens kiekiai, nebūtinai, kai sako 2,5 litro ar panašiai, tai išplaunam mes ir mineralus, ir vitaminus tame tarpe, jeigu per didelį kiekį vartojam, nereiktų galvoti, kad visi mes esam kaip vienas žmogutis, tai jeigu kiekvienas organizmas pats duoda suprasti, kada jis nori vandenuko, ir irgi yra geriausia jau iki 8 valandos vakaro, tai irgi 20 valandos jau reikėtų vandenuką paskutinį sykį vartoti. Nes jeigu einam gulti apie 10 valandą, 11 valandą, kad nereiktų kelis sykius keltis nakties metu. Ir vidurkis visgi yra vandenuko, ne mažiau 1,5 litro. Bet ten to, sakau, 2,5, ten 3 litrų nereikėtų stengtis išgerti dėl to, kad kažkas per televizorių ar per radiją pasakė. Vis tiek reikėtų žiūrėti, kaip pats žmogus esi nusiteikęs jo gerti. Pirmoji stiklinė visada būna, vandenukas turi būti visgi drungnas. Kad mūsų organizmas neturėtų sueikvoti vien pašildydamas tą vandenį savo energiją.
Mes į milijardus procesų vyksta mūsų organizme. Mes turim tokią unikalią sistemą. Mes turim ją pamaitinti, mes turim ją pašalinti. Ir viską sugebėtų pats organizmas padaryti, jeigu mes jo neterštume kaip iš šiukšlių dėžę, nemestume bet ką, kas po ranka papuolė. Čia jau yra ta vadinamoji auksinė taisyklė. Dabar žmonės kažkiek tai pradeda save mylėti, daugiau yra ir literatūros, ir dėl to mes jau galim kažkuria prasme ir būti sveikesni ir ilgiau džiaugtis normaliu gyvenimu ir vyresniam amžiui. Tai va, iš šitų produktų dar yra happy, būk sąmoningas, džiaugsmingas, nes aplinkui mūsų jaunimas iš viso yra tiek daugybėje ateina raminančių, ateina depresuojantis jie visi. Reikėtų jiems rytais vis po dražiuko pasidėti happy, kad dienos metu nebūtų tokių svyravimų. Kas nors blogai pasakė, iš karto sureaguoja. Kas nors kažką tai ten netaip padarė, irgi reaguoja. Gal ir jo, gal ir kito tas darbas yra, bet viską kaip kempinę sugeriam patys. Reikėtų vis tiek biškį save mylėti, pasižiūrėti, ar nuo jūsų tai priklauso, ar ne nuo jūsų. Dar vienas geras preparatas yra iš jo elito klasės, yra AIR. Tai yra labai daug žmonių po COVID-o turi problemų su kvėpavimo takais, su plaučiais. Kadangi didelė dalis žmonių persirgę yra COVID-u, kiti ir ne vieną kartą, ir 2, ir 3, turiu labai nemažai pažįstamų, kurių per visus tos 2,5 metų dar nespėjo organizmas atsistatyti. Nes jų plaučio alveolės yra sukibusios ir jos ne visos, jos kaip tos oro puslelės. Sukibusios ir jos nebeduoda apimties tiek, kiek turėtų būti žmogus, kada esi sveikas, normalus. Už tai pradeda greičiau užgusti vyresniojo amžiaus lipant tai laiptais, irgi ne tik šities problemos, ten yra ir plaučių problemos, kvėpavimo takų. Labai yra tokių prie plaučių jie obstrukciniai bronchitai prisidėję ganėtinai vaikams, paaugliams, iš tos rūšies visi šitie likutiniai mūsų šitos COVID-o pasekmės. Tai va, duoti jiems reikėtų AIRO, bet ne taip, kad vieną mėnesį pavartoja ar 2, metus, 2 ir pasižiūrėsi padaryti. Čia nematysi, gal nepaklausi, gal nematysi vizualiai. Gal užmirši paklausti, arba žmogus yra tokia būtybė, kad man šiandien gerai, aš užmiršau. Už tai dar aš kitą sykį savo klienčių klausiu, o kas jums blogai yra? Nu, vot, sako, man dabar aš negaliu ten, anksčiau nuėjau į parduotuvę per tiek laiko, dabar aš uždūstu, dar aš turiu ant suolelių pasėdėti, arba pastovėti einant ar ko. Kai sutinki po 2-3 mėnesių, ar kas nieks nepasikeitė, ar pasikeitė kas nors, nieks nepasikeitė, sako. Tai sakau, kad bėgi šitai negaliu nei privyti, jau šaukiu iš už kampą. Sako, namos buvau, o sakai, kad anas iki, tiksliai, juk aš nebedūstu taip. Nu, vat, kas gera, jau kas praeina, tai jau niekas paskui jau nebeatsimena tiesiog. Atrodo, kad tuom aš ir nesiskundžiu. Tokia yra. Bet airiuką galima panaudoti ir ilgesnį laiką. Nu, mūsų auditorija, kas grožis vyriokų yra biškį dėl kvapo, bet pagrindas moteriškis, tai mes norim būti visus gražios. Nors šiuolaikiniai vyrai, jaunimas labai save investuoja į grožį nemažiau ir už pačias moteris. Čia yra beauty, grožis iš vidaus. Turim problemų su plaukų slinkimu, su nagų skilinėjimu, su odos problemom. Čia yra formulė, kada
padeda palaikyti kolageną, paodį, palaiko mūsų paodžio sluoksnį, padeda greičiau atsistatyti ir jisai tos mažos raukšlelės tokios tampa netiek matomas arba visai nelieka jų. Tai va, yra prie kosmetikos, mes naudojam kosmetiką iš viršaus ir kartu mūsų grožis iš vidaus. Tai va, koks dar paskutinis mūsų brendas elito, tai yra brainas. Mes visi norim būti protingi, norim būti, neužmiršti, kur ką pasidėjom, bet tik tais čia yra labai platus diapazonas jo priėmimo. Programos mokyklinės yra ypatingai sunkios, dėl to reikėtų duoti tiems einamosioms klasėms, kur aš sakau, padėkit savo moksliukams. Dėl to, kad tai yra mūsų kompiuterio čia, kuris yra perkrovėjas, brainas. Jisai padeda nereikalingą informaciją neužfiksuoti tiesiog, o tiesiog sustiprina visas sistemas, kurios padeda susikoncentruoti, padeda atsiminti geriau, ne tik kad susikoncentruoti, ir jaunimui tinka ir, aišku, mums vyresnio amžiaus žmonėms. Mes visi kažkur, kažkada pradedame kažko tai nebeatminti. Tai va, mūsų gražuolis Apple produkcijos linijos visos trys, kiekvienai dienai mūsų elitinė kolekcija išimtinai jau kas nori save prižiūrėti ir premium kolekcija, kuri turint tam tikrų negalavimų. Jeigu kokių klausimų turi, Daidai pridėsiu pagrindinį dalyką, labai dažnai klausiama, tai yra kada vartoti. Šitus dražiukus mes galim vartoti bet kada. Neturi reikšmės, atsiminėjai ir pavartojai. Bet yra ciklai tokie, kad kai kurie produktai geresnį efektą duoda. Ne to, kad aš, pavyzdžiui, išgėriau airą neryte nevalgius, o aš galiu jį atsiminiau, galiu išgerti prieš pietus. Tik tiek reikėtų atsiminti, kad skrandis neturi būti pilnas. Iš tokių kasdieninių, pavasarinių aš dabar paminėsiu jo. Dėl to, sako, relaksas. Relaksas tai yra miegą, stresą, įtampą nuimantis dražiukas. Ir šitas ne vien tik tais jisai tinka miegui. Jisai stresą nuimti gali panaudoti dienos metu. Galima panaudoti labai gerai su heperiu. Ne su keperiu, su hartu, tai yra su širdies. Kada yra širdies problemos, jos išryškėja tada, kada žmogus kažkokį tai turi vidinį stresą, turi kažkokį tai kraujospūdį, kažkokį tai, kitas nenori prisipažinti, kad aš sakau, oi, aš nieko, man viskas gerai, aš visko patenkintas. O sakau, tai kodėl tas kraujospūdis yra, tai kad jis visko patenkintas, viskas gerai. Tai yra vidinis stresas, kurį mes negalime jo patys tiesiog suvaldyti. Tai širdinį dražiuką kartu su raminančiu relaksu yra labai gera kombinacija. Jos kartu. O širdinis hartas yra vartojamas apie 2 valandą dienovidį. Nei ryte, nei vakare, atsiminėt pirmąją, antrą, trečią valandą. Ir papildomai relaksas, kaip raminantis, įtampą stresą nuimantis, labai gerai veikia ir vakare, einant valandikę prieš miegą, jau iš tokių didesnių pasiūlymų. Iš tiesioginių tų vadinamųjų premium kolekcijos preparatų, heperis, tai yra kepenų funkcija reguliatorius, jisai yra prieš miegą, vartojamas 1-2 valandos prieš miegą. Rekomenduoja
firmos atstovai, kurie yra jau studijuoja papildomai, nes ten yra mokslo kolegija, kuri visom šitom produktais kas kart surenka atsiliepimus ir paskui papildo, nes, kaip girdėjote, firma yra tik tais 12 metų ir vartoti jį rekomenduoja 22 valandą. Kodėl kepenys mūsų nori eiti miegoti maždaug 23 iki 2-3 valandų. O mes einam į balių, darom drinką, valgom silkę, užsivalgom tortų. Ir jie visą laiką kaip nors vis erzinam. Erzinam 10 metų, 20 metų, 30 metų, paskui jos mumis pradeda erzinti. Jo, tai va, todėl ir šitas dalykas reikėtų kažkaip tai turėti omenyje, kad jos labiau mėgsta, kada jau padeda, kada jos yra ramybės būsenoje. Jau geresnis veikimas šito dražiuko. Ir tas mūsų negeriečių varytojas Melsas, tai jisai yra vartojamas irgi vakarinėje pusėje apie 8 valandą. Jeigu kas nors vartojate vermoksą ar ten kokią kitą kirmininį pirantėlį iš vaistinės nusipirkę, tai visada mes irgi sakom, rekomenduojam vartoti tiems, kas turi kokį gyvūniuką, katinėlį, šuniuką ar ten kokį peliuką ir dar kažką namuose, būtinai panaudoti antiparazitinius preparatus ir tai yra geriausiai vakare 8 valandą. O taip tai tokio specialaus, kad būtų, dar galiu paminėti Powerman, tai yra vyrams ir moteriams vitaminų kompleksas, tai jie yra pavakaryje, prieš 6, 18, 19 valandą geriausiai veikiantis. Ir neapsiriboja vien tik tais, kad pakeltų ten libido ar kažką, tai moteriams ir menopauzės metu, ir skausmingų mėnesinių metu, ir hormonų pokyčių metu, visoms kategorijoms moteriškiams, o vyriokams irgi jauniems, kad nebūtų prostatų problemų, o vyresniems, tai jau yra esant prostatos problemams, labai gerai pavartoti šitą produktą ir, kaip aš sakiau, dar Powermanas tirdo visus akmenis inkstuose, tulžies pūsly, bet aišku, čia reikėtų vartoti jau ne mėnesį ir ne pusmetį ir metus ir ten, kas nori tikslaus rezultato, visada reikėtų prieš tai pasidaryti kažkokį tai tyrimą, pasidaryti, kai širdies problemos yra, kardiogramą, paskui nueina pas gydytoją ir sako, o, kad man viskas tas nebeskauda ir prapuolė viskas, tai va, ir tada matai konkretų rezultatą. Tai iš mano pusės būtų šitiek, gal kas norit ko nors paklausyti.